profilaktika yra labai svarbu, kadangi tai yra pagrindinis kelias užtikrinti gyvūno sveikatą, ypač ateityje, kai jisai bus vyresnis. Ir profilaktika apima gyvūno dehelmintizaciją, arba kitaip tariant nukirminimas, atliekami kasmetiniai skiepai ir vyresniame amžiuje atliekami kraujo tyrimai. Šiaip gyvūnų profilaktika įtraukia ir kasmetinę apžiūrą pas veterinarijos gydytoją. Tai pirmiausia, visada rekomenduojama, kad gyvūnas bent kartą per metus galėtų būti apžiūrėtas specialisto, kadangi yra daug nepastebimų ligų, į kurias šeimininkas gali iš pradžių neatkreipti dėmesį. Tai vienas iš tokių dalykų, tai yra net ir jauniems gyvūnams, tai dantų priežiūra. Nes ypač mažų veislių šunys yra labai linkę į burnos problemas, į dantų akmenis ir tiesiog profilaktinės apžiūros metu gydytojas įvertina šitą situaciją ir gali patarti jums, ar jau rekomenduoja atlikti tą procedūrą, ar galbūt dar galima kurį laiką palaukti. Kalbant apie dehelmintizaciją, tai dehelmintizacija gyvūnui turi būti atlikta mažiausiai 2 kartus per metus. Ir vienas iš tų kartų turėtų būti prieš atliekant kasmetinius skiepus. Jeigu jūsų gyvūnas, pavyzdžiui, katė arba šuo išeina į lauką, medžioja, galbūt parsineša blusų arba kontaktuoja su kitais gyvūnais lauke, tai dehelmintizacija gali būti atliekama ir dažniau, kas 3 mėnesius ir netgi kas mėnesį. Ir tam tikrais atvejais, pavyzdžiui, šunim, jeigu galima atlikti dehelmintizaciją, tam tikrom priemonėm, kiekvieną mėnesį apsaugant nuo blusų, nuo erkių ir tuo pačiu dehelmintizuojant gyvūną. Skiepai gyvūnams atliekami kartą per metus, tačiau jauniems gyvūnams paprastai yra atliekami 3 skiepai. Tai yra 6 savaičių, 8 savaičių ir 12 savaičių. Paprastai žmonės dažniausiai atlieka 2 skiepus, 8 ir 12. 6 savaičių skiepas jisai labiau yra reikalingas mažiem jauniem šuniukam, dideliuose veisyklose, kur yra didesnė tikimybė anksčiau užsikrėsti tam tikrom infekciniam ligom. Tai tiesiog kartais šitas skiepas yra praleidžiamas, tačiau 8 savaičių ir 12 savaičių tie skiepai turi būti atlikti. Po to revakcinacija jau atliekama kartą per metus. Tai čia kalbant apie nuo kokių, čia bendrinis kažkoks skiepas ar na? Mes vadinam tai bendruoju skiepu, šunim tai pagrinde, aišku, šunim tai yra pasiutligė, hepatitas, enteritas, paragripas ir leptospirozė. O katėm tai yra vėlgi pasiutligė, rinotrachitas, kalicivirozė ir panleukopenija. Tai šitiek skiriasi tie skiepai šunims ir katėms? Tai yra visiškai skirtingos ligos iš esmės ir vienintelė vakcinacija, kuri ir šunim, ir katėm, ir šeškam priklauso, tai yra pasiutligės. Dabar kalbam apie tas kraujo tyrimus, ar ne, irgi kaip profilaktika, tokias jūs minėjot, kad vyresniems, ar ne, gyvūnams šitai aktualiau šiek tiek. Tai nuo kelių metų mes kalbame apie tą profilaktiką kaip kraujo tyrimus. Taip, visada yra pravartu žinoti pirminę gyvūno būklę, tai tarkim, jeigu jūs kažkada atvykstate į apžiūros veterinarinės, galima atlikti tuos pirmuosius kraujo tyrimus ir matyti, kokia situacija yra dabar ir tiesiog ateityje nuo to atskaitos taško mes galime lyginti gyvūno tyrimų rezultatus. Paprastai labai priklauso nuo gyvūno veislės. Gal katėm tai yra kaip ir viskas aišku, tačiau su šunim tai labiau nuo gyvūno veislės, nes didesnių veislių šunim geriausia būtų pradėti atlikti tuos profilaktinius tyrimus kraujo kartą per metus jau nuo kokių 5-6 metų, galbūt gigantiniam veislėm dar anksčiau. O katėms nėra tos amžiaus? Jo, katės paprastai yra ilgaamžiai gyvūnai ir jiem galima pradėti atlikti kraujus nuo kokių 7-8 metų, jau tada, kada mes pereinam į tą seniorų periodą, nors katė dar nėra seniorė šiaip 8 metų.